Taip, tai tikrai yra įdomus teisinis aktas arba pasiūlymas. Yra gerų naujovių, komitetuose mes svarstysim, aptarsim. Ir mano klausimas yra susijęs su mano kreipimusi į jūsų ministeriją, juolab čia liečia ir dviratininkų saugesnį judėjimą, kad įvesti naują ženklą, kuris aiškiai pažymėtų, kada gali dviratininkas kirsti perėją, nenulipdamas nuo dviračio. Ir kad tą ženklą matytų tiek pats dviratininkas, tiek vairuotojai ir kad tai būtų labai saugus kirtimas sankryžų, nes dėl to iškyla labai daug nesusipratimų ir konfliktų. Plius tokie ženklai yra daug kur, pavyzdžiui, kaimyninėje Lenkijoje. Ir aišku, pažymėti vietas, kur būtų galima įsikrauti kurjeriams arba pašto tarnybams ir panašiai. Ar numatot tokio pobūdžio pakeitimus? Ar reikėtų čia papildomai kreiptis? Dėkoju gerbiamas Seimo nary už inicijuotus pasiūlymus, juos tikrai svarstėme ir svarstome, užsiklausėm Lietuvos savivaldybių asociacijos nuomonės, kaip jie vertintų jūsų pasiūlymus, tai yra kelių eismo taisyklių reguliavimo apimty tie siūlymai, tai manau gavus atsakymus ir įžvalgas kartu ir iš savivaldos grįšime prie tų klausimų svarstymo, kai peržiūrėsim šiais metais kelių eismo taisyklių visą reguliavimą. Tai čia ne įstatymo šio lygmenį, bet kaip ir minėjau,